Visiems sveiki. Jau yra lapkričio 11 diena ir atėjau padaryti dar kelis darbus. O, pažiūrėkite, žiedas. Tos gėlės pas mane stovi šitam namelėje, jis nešildomas, bet jos vis tiek dar gyvuoja. Va ką atėjau padaryti. Kažkas man rašė anksčiau, kad oi, niekam tikusios gėlės, jos labai greit nužydi, petunijos, čia nieko gero. Nu, aš sutinku, jeigu jos yra ant lauko, jom labai nepatinka, kai sulyja žiedai, būna tada tokie ištyžę, o pas mus vasara buvo labai lietinga, tai aš įnešiau į tą namelį, čia kur prieš virtuvės langus yra. Ir pastačiau tą vazoną. Dažniausiai jisai čia stovėdavo viduje arba išneždavau čia į lauką už durelių. Tai vat, jisai čia stovėjo ir dabar reikia pasodinti, pasižiūrėkit. Kažkada tai mamai buvau pirkusi jacintus ir jie man namuose jau išleido, va, kokius rodo požymius. O čia pirktiniai yra, va, iš parduotuvės. Tai noriu padaryti tokį kompoziciją. Va, sakiau, ir jacintai bus, ir tuos du pasodinsiu, ir šitie va tokie va, čia nematytos gėlytės, bet žinokit, pasižiūrėjau, kad jos netgi puokštėm skinamos ir žydė iki 7 mėnesio. Nu, labai įdomios. Va, kaip tik sodinti 11 mėnesį, o pavadinimas česnakai. Nu, negali būti. Česnakai rašo. Nu, o, matot, labai mažiukai tie yra, visai mažuliai tokie. Nu, bet pabandysiu, sakiau, dar nesodinau tokių dalykų. Va, tai visas vazonas bus rožinis, tulpė, tai čia iš viso stebuklas, pasižiūrėkit, ant vieno koto kiek žiedų. Va. Tokia ir jinai aukšta, 50 cm. Tai kad ir kaip aš nenoriu, bet jau laikas man jų misraut gėlytės, nes reikia sodinti čia tulpes. Noriu, kad pavasarį čia žydėtų, o mums praneša jau šlapdriba šeštadienį, tai vat, kad ir kaip yra sunku ir nelengva, bet reikia vis tiek padaryti tą darbelį. Tai sodinu. Na, svogūnėliai tokie dideli, aš jau viską išroviau, dabar maždaug susidėliosiu, kaip noriu, kad man augtų. Va, į tarpus sukišiu čia. Aišku, aš dabar tik tai susidėlioju, kad vizualiai matyčiau, kaip tas atrodo. Va, šitas svogūnėlis čia. Dabar turiu jacintus. 2 balti ir 3 rožiniai. Tai per vidurį galim dėti baltus, ane? Panašiai. Nu, va, taip va. Ir, o, pasižiūrėkit kokie. Ir 3 bus, nu, kad atstumas būtų vieni nuo kitų. Ir dar 2. O gal sukaitaliuoti, kad nebūtų taip, va, va šitaip va. Baltas, rožinis, baltas. O, labai gerai bus. Ir va šitas kampė. Aha, ir dabar reikia sukišti man šitos va mažiukus, kaip jos čia vadinasi, alijum. Va, tokios gražios, nematytos man irgi. Čia jų įrašo 20. Nu, pasižiūrėkim. Iškratysim ir tada sudėliosiu aš. O paskiau su pirštu gražiai sukišiu. O čia net po 2. Šitaip. Šitaip. Čia
Čia į tarpus dar galėsiu pakišti. Matot, kiek jų daug. Tik tai reikia žiūrėti, kad ne... Va, čia yra, kur yra galas, o kur yra, tiksliau, kur yra viršus, o kur yra apačia. Nesumaišyti. Na va, taip išsidėliosiu, o paskiau aš juos giliau sukišiu. Va, ir čia įkišiu į tarpus, nes jie man čia nelabai tilps, ne? Kur čia yra šaknelė? Čia. Čia. Ir čia įkišime. Ir čia papuošime. Reikia maždaug įsivaizduoti, kaip tas atrodys, kai viskas žalios žydės. Va, į tarpus susikišti juos. Va taip va, po vieną. Nu ir dar vienas. Kur čia tave? Va čia va. Tai maždaug taip. Oi, dar vienas liko. Va šitaip va. Tai dabar aš juos pasistengsiu, va taip kaip yra, visus giliau sukišti. Nes žemė labai puri yra ir aš dar atsinešiu žemių iš šiltnamio ir užbarstysiu ant viršaus. Nu ir va taip va. Ir įsivaizduokit, visas vazonas, jisai pavasarį žydės tulpės, jacintai ir tie svogūniniai. Bus pasaka. Va, atsinešiau vandenuko. Čia dar atsinešiau papildomai žemių iš vazono. Dabar beliko mums palaistyti, kad jos išleistų šakneles, tos svogūninės gėlytės. Ir viskas. Ir lauksim pavasario. Čia pasilikau tuos popieriukus, kad žinočiau, kas kur susodinta, kad nepamirščiau per tą laiką. Tai va. Dabar lauksim pavasario.